Garbė Jėzui Kristui. 31 diena. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į Tave, Marija, nuolanki aukščiausia tarnaitė, kuri pažinai jaunos širdies sumišimą, amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje, su pasitikėjimu te žvelgia į Tave 3,000 jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir Jo karalystei save išpildome kaip dieviškai planą. Pradėsiu nuo to, ką jau sakiau anksčiau. Kai kalbame apie atpirkimą arba išgelbėjimą, jokių būdų nekalbama apie to padarimą savomis jėgomis. Be Dievo malonės tai yra neįmanoma, nes tai, ką mes gauname su išgelbėjimu, viršėja mus be galo. Ir šis atpirkimas dovanojamas mums nežiūrinti tai, kad esame jo neverti ir netgi tada, kai esame Dievo priešai. Galime atsipalaiduoti, nes mums nereikia Dievui įrodinėti ir įtikinėti, kad Dievas mus pamiltų. Dievas tiesiog mus myli ir mums save dovanoja. Taigi mes esame išgelbėti ne tik per krikštą, bet ir per bendrystę, kurią Dievas mums suteikė per Eucharistiją. Žvilgtelėkime į apaštalo Pauliaus 1 Korintiečiams laišką. Argi laimėjimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes juk visi dalijamės vieną duoną. Daugeliui krikščionių, ne katalikų, Eucharistija yra tik bendrystės arba vienybės su Kristumi simbolis. Jie sako, kad mes švenčiame dėkojimą su viena duona, nes esame vienas kūnas. Tačiau Paulius sako visai ne taip. Jis sako, kad mes esame vienas kūnas todėl, kad laužome vieną duoną. Pats dalymasis čia duona mus ir padaro vienu kūnu. Tad pagal Paulių dalyvavimas Eucharistijos šventime turi labai didelę įtaką buvimui vienas su Kristumi. Tad pažvelgime. Vien tik tai į krikštą ir Eucharistiją. Ir mes galėsime aiškiai pamatyti ir drąsiai teigti, kad išgelbėjimas yra sakramentinis. Tad bendrystė išgelbėjime yra labai svarbi, nes Dievas yra pati bendrystė. Todėl galime teigti, kad atpirkimas yra įžengimas į bendrystę su trejybe. Ir šioje vietoje galime prisiminti garsųjį posakį, kad nėra išganimo už bažnyčios ribų. Puikiai frazė, tačiau mes turime ją teisingai suprasti. Ar tai reiškia, kad ne katalikai negalės būti išgelbėti arba kad nepakrikštyti negalės būti išgelbėti? Juk pavyzdžiui, Abraomas nebuvo pakrikštytas ir pagal šventąjį raštą yra išgelbėtas. Taip, tai buvo iki Jėzaus gimimo. O kaip Jėzaus laikais arba po jo mirties? Kaip pavyzdžiui su tuo nusikaltėliu, kuris buvo prikaltas prie kryžiaus kartu su Jėzumi. Jis paprašė jį prisiminti savo karalystėje. Nors jis nebuvo pakrikštytas, Jėzus jam pažadėjo, kad jis jau netrukus bus Dievo karalystėje. Reikia prisiminti, kad Dievas nustato taisyklės. Jis nustatė sakramentus. Tačiau jis neapribojamas jų veikimo. Dievas yra laisvas veikti taip, kaip jisai nori. Todėl, jei kas nors ne dėl savo kaltės nepažino Kristaus, vienam Dievui žinomų būdu jis gali būti išgelbėtas. Ir čia svarbiausias dalykas – ne dėl savo kaltės. Čia nekalbama apie sąmoningą jo atmetimą. Ir šis žvilgsnis labai gražiai pabrėžė Dievo gailestingumą, kurį Dievas per šventąją Faustiną vėl priminė pasauliui. Tuo jis sugriauna Dievo kaip negailestingojo teisėjo įvaizdį. Mes turime daryti iš savo pusės tai, ką galime, tačiau visada turime prisiminti, kad patys savęs neišgelbėsime. Niekada nesugebėsime užsitarnauti išgelbėjimo. Ir kad Dievas visada yra pirmas su savo iniciatyva ir pagalba ir malonė. Atverkime jam savo širdis ir patikėkime, kad visa, ko Dievas mums nori, ko iš mūsų prašo ir kur mus kviečia eiti ir ką prašo daryti, yra dėl mūsų laimės ir dėl mūsų išgelbėjimo. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Būkite palaiminti.